Laidą pristato Baltikum belaidis internetas Vaimas, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui. Čia Reidas ir šioje laidoje netruks vairavimo virtuozų. Sveiki Baltikum televizijos žiūrovai. Kol dar apskritis neišardytos, įvyko draugiški mainai, Klaipėdos apskrities policininkai kratė Telšių apskritį, o telšiškiai ieškojo girtuoklių pas mus. Sako, Klaipėdoje tokie civikai buvo 4, kol vienas nesivertė prie Klaipėdos ligoninės. Per seno Reido herojaus sukeltą avariją sužeisti 5 žmonės. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Savaitės skaičiai apie tai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuro vyresnysis inspektorius Arnoldas Coma. Praėjusią savaitę Klaipėdoje užregistruoti 27 eismo įvykiai. 9 eismo įvykiuose sužeista 17 asmenų. Policijos pareigūnai išaiškino 343 kelių eismo taisyklių pažeidimus, 20 neblaivių vairuotojų. Kas čia buvo? Čia buvo 3 automobilių susidūrimas. Kurgi daugiau, jeigu ne prie pėsčiųjų perėjos. Visi važiavo į mokslus. Buvo gražus rytas, ko gero į paskatas bėgo ir pėsčiasis. Vairuotoja ketino jį praleisti ir jos ketinimų nesuprato paskutinis gretoje Opel Calibra vairuotojas. Jinai labai greitai iššoko šitą perėją, tai aš spėjau sustabdyti, bet aš sustabdžiau toliau. Matau, kad ten smūgis buvo. Po smūgio pavažiavote? Taip. O jūs? Važiavau irgi sustojau, ves į galą, kai rodė galą ir atrinkiau su Passatą. Tai žodžiu, vienas surinko visas 2. Žalias lapas matau, šlapė, nepatyręs. Kiek vairuoja laiką? Jau beveik 2 metai. Tai rimtas vairuotojas esi? Pirma avarija. Tai taip ir buvo, žodžiu, pats pylė visiems. Jo. Pats kaltas. Buvo šlapė ir Kalibros vairuotojas stabdė. Būtų nestabdęs, būtų įskaitinių reikalų iki kaklo. Ir kitas susidūrimas iš pradžių atrodė baigsis deklaracijų pildymu, tačiau keliamės į Kretingos gatvę, kitą to ryto avariją. Taigi čia Kretingos gatvėje katafalkas suko į kairę ir susidūrė su jį lenkiančia Mazda. Kas kaltas? Geras klausimas. Į kiemą važiuoti norėjau, o mane lenkė moteriškai ir važiavo, gal į šoną. Į šoną įvažiavo, mačiau, ten rimčiau yra. Šiaip čia lenkt niekas nedraudžia. O gal ponia posūkio nerodė, ar dar kažko? Nerodė? Bet kas dabar gali rodyti? Taigi matosi, ar yra pasakys, ar ne? Posūkių rodymas ar nerodymas yra subtilus ir sunkiai įrodomas dalykas, tačiau šioje vietoje lenkti niekas nedraudžia. Vadinasi, sukti į kairę galima tik įsitikinus, kad niekas tavęs nelenkia. Ir atrodė, kad viskas pasibaigs deklaracijų pildymu, tačiau po kelių dienų policija iš ligoninės gaus pranešimą, kad per šią avariją Mazdos vairuotojui sumušta galva. Tad avarija įskaitinė, į Kretingos gatvę mes dar grįšime laidos pabaigoje, o dabar keliamės į kitą apskritį ir į kitą miestą Plungę. Miestas didvyris Plungė. Taigi idėja paprasta. Vis dar egzistuojančių apskričių policijos komisariatų pareigūnai atliko draugystės mainus. Šį kartą Klaipėdos policijos ekipažai aplankė Telšių apskritį ir ypatingai miestą Plungę, kur dirbo ne 2 klaipėdiškių ekipažai. Iš tikrųjų, tai viskas yra tvarkoje. Esu pavyzdinga vairuotoja ir linki man gero kelio. Pareigūnai, o už ką sustabdė tave? Už ką? Patikrino. Padangas, patikrino dokumentus. Ko nori iš tavęs? Nieko, viskas puiku, gerai. Žiūrėk, vaikui turi visą šitą reikalą. Turiu. Prie taip vadinamos Plungės kombikorminės stabdomi vairuotojai domėjosi, kas čia vyksta, kad tiek nematytų policininkų. Labas. Ir ką dabar filmuojat? Ai, filmuojam, galvojam, Plungė, pafilmuosim kada nors. Filmuosit Plungė, ar čia akcija kokia ar kas? Ne akcija, bet norim pažiūrėti, ar Plungė yra girtų ar ne. Turbūt, kad ne. Tikimės, kad ne. Viso gero. Viso gero. Tačiau čia netrukus sustabdomo visų regio Land Cruiserio vairuotojas į klausimą, ar yra gėręs, atsakys, kad nežino. 087. O kitam sakė gėrėt. Kai nežinai, ar esi gėręs, žino alkotesteris. Lengvas girtumo laipsnis, tačiau vis tiek labai nemaloni istorija. Juolab, kai nepažįsti policininkų. Taip pat būta ir per plauką išsigelbėjusių. 039. Išsigelbėjo?
Be girtumo buvo stebima, ar plungiškai segė saugos diržus. Ką turit kelnėse diržų? Ne, turi būti. Klauskite, va, žiūrėk, nėra, va. Jo, kelniai Tik tai nėra. dirželis, va, žiūrėk, va. Tik virvelė. Tik virvelė. Bet tas nuostojkės gerai, jūs prilaiko, žinau. Kadangi gandas po plungę apie svetimus policininkus pasklydo žaibiškai, teko kraustytis į kitą plungės galą, kur atsirasdavo automobilių to vakar policijos stabdomų jau trečią kartą. Jūs vienu veitat sustabdėt prie kombikormas, Nu. gėsis autobusiukų tuokiu. Nu, Paskiau, čia štas, tai ir čia štas dar. o kaip visą laiką prisistato, kad Klaipėdos kelių policija nepagalvot, kad Klaipėdoje netyčia esat. Taip pat čia patraukė dėmesį ir žemaičiai, galintys vienu metu ir vairuoti, ir žiūrėti televizorių. A netrukdo televizorius jums vairuoti? Ko ne? Ne? Didelai jėks nešveikia. O ką jūs eina tada apskritai tada? Ar ką žiūrite? Ne, žiūrėks, taip, ką buvo įjungta, taip važiauju. Aha. Sekantis mūsų sustojimas Rietavas. Netikėtai tuščias tą penktadienio vakarą. Tik paauglės kažkur tai, Pacypaus aikštės kampe ir viskas. Tuo metu Rietavo priemiestyje, Batušiuose, buvo sustabdyta visa gera vairuotoja. Ką prasidirbot? Nieko? O tai ko policija nori iš jūsų? Nežinau. Nežinai? Sėsti mašiną. Bandyk. Tik kad niekas jai nepaaiškino, kad jos vairuojamas automobilis Audi A6 turi būti techniškai tvarkingas, už ką ir buvo surašytas protokolas. O kad programa būtų pilna, gražioji snieguolė iš Rietavo gavo papūsti į alkotesterį. Pirmas kartas tai kažkada turi būti. Kažkokio pritruko. Reiškia dabar daugiau įkėpkit oro, normaliai gerai pučiat, bet daugiau oro reikia įkėpti. Nerėtų labai gerai pūti, žinau. Ką raudo? Tvarkoj, nuliai. Taigi tu negeri, ne? Ne. Reido rezultatai Telšių apskrityje. Išaiškinti 27 kelių eismo taisyklių pažeidėjai. Iš jų 5 girti vairuotojai. Skoda policija dirbo Mažeikiuose. 9 pažeidėjai, 1 girtas. Telšių apskrities ekipažai dirbo Kretingoje ir Klaipėdos rajone. 29 pažeidėjai ir 1 girtas. Gargždiškiai dirbo Šilutėje, tai pagavo 2 girtus vairuotojus ir dar 1 girtą jau naktį grįžę į savo rajoną. Sako, tokie automobiliai Honda Civic Klaipėdoje buvo 4, liko 3, kai vienas iš jų vertėsi Liepojos plente prie Klaipėdos ligoninės. Kadangi vairuotojas iš pradžių per avariją nenukentėjo, tai mes pasidomėjome, ar tik ne apie šį automobilį buvo pranešta policijai, kaip laksantį po miestą. Garbė Jėzui Kristui. Sveika. Kas atsitiko? Kaip matai? Nu, ne, taip neturėtų atrodyti iš tikrųjų. Japonai gražiau padarė. Aha. O kas buvo? Užnešė. Elementariai užnešė. Vienas važiavai? Taip. Kelintą juostą? Antrą juostą? O kodėl užnešė? Dievo ranka. Klausyk, Dievo ranką, o čia ne apie tave skambėjo, kad po miestą laksai šiandien? Ne apie tave? Civikas, mėlynas. Tokie civikai 4 miestai. Kažkaip baisiai jau daug sutapimų. Civikas, spalva ir valstybiniai numeriai. Bus tas pats. O dar vairuotojas paaiškins, kad gali būti, jog prieš pat avariją jis kalbėjo telefonu. Atvažiavo ir aš nekėjau su telefonu. Gali. Tai va. Ir man užmetė už pakelį, aš stabdavau telefoną, žinot, tai įvairą buvo. Man aš ištiesimo mašiną dar daug vairą buvau susidės ir kitą pusę. Tai kitą pusę priešą jau čia šonuo, tai praslydau jau nieko nepadarė. Vėliau jaunuolis kreipsis į ligoninę, ten jam diagnozuos galvos sumušimą ir jis vis stebėsis, kad už tokias avarijas gali būti suspenduotas vairuotojo pažymėjimas, nors jis niekam blogo nepadarė, tik pakenkė savo. Šlapia pirmadienio vakarą Šilutės plente prieš pėsčiųjų perėją, o kurgi kitur daugiau, buvo nesuturėta 6 Mazda ir pilusi į Audi galą užlėkė į skiriamą juostą ir nuvertė svarbų kelio ženklą pėsčiųjų perėją. Žodžiu, žiūrėkit, pirmoji sustojo, antroji sustojo, jūs trečioji netgi sustojo. Trečioji sustojo ir man tai mano bimti galą. Bimt, po to jinai užlėkė šičia. Čia, dabar nebematysiu, čia rankės. Man lieka nelustūnis, aš jau stabį, kad sustojus laikiau. Aha. Taip, į galą. Abu vyrai incidento dalyviai į alkotesterį pripūs nulius, tačiau policijos pareigūnams įtarimą sukėlė Mazdos vairuotojo elgesys. Patikrinus testu, jis organizme parodė uždraustą preparatą amfetaminą. Ligoninė bus patvirtinta diagnozė, kad jis apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, tačiau avarijos imsis apylinkės teismas. O bauda už psichiką veikiančių medžiagų vartojimą tokia pati kaip už sunkų girtumo laipsnį.
Dabar trumputė Baltikum televizijos reklama, o kodėl trumputė? O todėl, kad antroje laidos dalyje irgi bus reikalų. Per seno reido herojų sukeltą avariją sužeisti 5 žmonės. Akcija pėsčiasis priminė, kad už lakstymą per gatvę gali būti nubaustas, kaip ir nubaustas už tai, kad nepraleidi pėsčiųjų. Dar kartą pakalbėsime apie kelio ženklą plytą, kuri ir Rūtų gatvėje yra plyta. Tačiau visą tai jau po reklamos. Laidą pristato Baltikum belaidis internetas Vaimas, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui. Tiek buvo reklamos, tiek buvo anonsų, o mes tęsėme laidą. Vienoje degalinėje susidūrė Audi ir BMW. Kas kaltas? Ar tas, kuris važiuoja kelio viduriu, tai yra BMW? Ar tas, kuris rovė per plytą ir dar nepraleido kliūties iš dešinės, tai yra automobilio Audi? O, iš kampo išvažiavom. Bet ten kažkaip ir ženklas lyg tai būtų. Taip ir. Pradžiai nepamatė, kaip supratau. Nu gerai, nepamatė ženklą, važiuoti, tai ko tikėjotės? Įsuksit va šitai? Jo. O dažnai čia važiuot va šitai būtent? Šitai? Nu. A jūs tikėtės, kad čia išlysot mašinėlė iš šitos būtent pusės? Nu, nelabai, bet per greitai važiavo, tiesiog nespėjau sustojau. Tai sustojo. Na, Audi vairuotojas čia norėjo pagudrauti, kad iš degalinės čia sukti į kairę draudžiama, tai jis galvojo apvažiuos pastatą ir šoks į Taikos prospektą. Kaltas, kaltas, kaltas. Bet svarbiausia, pavairuota pro plytą, tai yra kelio ženklą, kuris ir Rūtų gatvėje yra plyta ir tikrai netrukus tom įsitikinsime. Šio siužeto tema, ar plyta yra ir Rūtų gatvėje plyta. Priminsime, šiandien pusės eismas, čia kalneliai, čia sunkvežimio eismas draudžiamas. Iš vienos pusės stovi plyta. Kas atvažiuos iš priekio, tas kaltas. To negali būti. Ar tikrai tas momentinis pagerėjimas bus ilgalaikis? Mums nesunku apvažiuoti ratą ir sustojus palaukti ir patyrinėti vairuotojų sąmoningumą važiuojant pro ženklą plytą Rūtų gatvėje. Nolė mergina. Liuks. Nuostabus vairuotojas. Nuostabus. Taigi kaip važiavo, taip važiuoja. Na ką, pabandykime dar vieną manevrą. Kadangi čia vienpusis eismas, aš galiu važiuoti ir kairę kelio pusę. Tačiau ar ilgai? A kur jūs per plytą važiuojat? Tas Toyotos vairuotojas turėtų įsidėmėti, kad liktų dėl avarijos labai kaltas ir tegu neaiškina, kad nepamatė plytos. Šito kelio ženklo nepastebėti neįmanoma. Trečiadienį mieste buvo vykdoma akcija pėstieji priminanti, kad mūsų judėjimas yra reglamentuotas eismo taisyklėmis. Galvojate, ponia šiaip sau šildosi policijos automobilyje? Ko gero, teksai paremti valstybė 20-40 litų bauda. Už ėjimą ne per pėsčiųjų perėją. Kita vertus, bėgti ir dar šalia pėsčiųjų perėjos taip pat nevalia. Štai taip žmogus lekia, atsimuša į kelio ženklą su galva ir dar jautėsi esąs teisus tik iki pokalbio su pareigūnu. Nu, ponas kliūnat už kelio ženklų, matau. Pas ponas būdams su agregatu, aiškini kažką. Aš neaiškinu, ponas, už kelio ženklų. Aš jau viskas, palik raminį man. Atsakykit viskas. Jūsų leidimų, aišku, mes turime neįgalumą. Neįgalumą. Tada kolega nuleis vandenį ir mums surašys protokolą. Būtina bėgti. Bet gatvėje dar ne per pėsčiųjų perėją. Ne pro šalį buvo ir dviratininkams parodyti, kur yra jų vieta. Kodėl važiuojate šaligatviu? O tai važiuojate. Tai ten yra dviračių takas, o nustoti išskirtas. Taip. Pastaisysiu. Tai dabar turite nulipti nuo dviračių, jį nusivesti, pereiti per gatvę, pėsčiųjų perėjai, pereiti prie dviračio takos ir važiuoti. Nu, dabar pamatysite 3 merginas, iš kurių tik viena drąsi, nes nežino, kad lekia tiesiai ne į kiniečio restoraną, o tiesiai į pareigūnų glėbį. Kodėl draugės tave paliko dabar?
Svarbiausia, kad mergina turi vairuotojo pažymėjimą, vadinasi, yra susidūrusi su neprognozuojamais pėsčiųjų veiksmais. Tuo metu pažeidėjos draugės tą patį tikslą pasiekė gatvę kirtusios per pėsčiųjų perėją, nors šiek tiek aptaškytos. Sutaupydamos pietums, mes dar į šią vietelę grįšime netrukus, nes tuo pačiu metu Minijos ir Naikupės gatvių sankryžoje susidūrus dviems automobiliams buvo šiek tiek sutrikdytas eismas. Kaip buvo? Nepastebėjau. Per raudoną važiavo? Nepastebėjau. Gal jūs paaiškinsit, kaip buvo? Važiavau tiesiai per žalės ir sukus. Ai, ta prasme, sukant į kairę, jis nepraleido tiesiai važiuojant. Supratau dabar. Supratau. O ponas tas? Tas toks geras pasipožiūris. Что ты снимаешь? Делать нехуй. А я вас не снимаю. Он не снимает. А что вы орете, господин? Ничего. Sredi белого dня. Štai taip norėjo pilietis pasisakyti, labai norėjo pasisakyti, bet kad negalėjo išlipti pro užspaustas duris. Kaip visada, į avarijas kišasi ir į atlapus kimba dažniausiai ne vairuotojai, o keleiviai arba giminės apskritai ne incidento dalyviai. Mašinos išsiskyrė, pilietis išlipo ir kažkodėl tai nebepanoro pasisakyti, tarti tautai žodį. Tuo metu grįžkime į Herkaus Manto gatvę. Netrukus pamatysite žiaurų nusižengimą užfiksuotą slapto patruliavimo automobilio vaizdo kameromis. Pėsčiųjų nepraleidimas. Stebėkite, tai tik akimirka iki tragedijos. Pareigūnų sustabdyta Nissan X-Trailo vairuotoja teiks, kad yra susinervinusi, nes bankrutuoja jos įmonė. Todėl ir nesustoja prieš pėsčiųjų perėją. Įdomus paaiškinimas. Tai ką aiškintų tada, jeigu partrenktų žmogų? Tada jau ko gero grėstų visas asmens bankrotas. Apie tokį asmenį sekantis siužetas. Ketvirtadienį 23 minutės po 7 valandos ryto buvo gautas pranešimas, kad Panevėžio ir Kretingos gatvių sankryžoje automobilis Mazda partrenkė vaiką ir iš įvykio vietos pabėgo. O po 4 minučių policija gauna pranešimą, kad ta pati Mazda netoliese Kretingos gatvėje sukėlė kaktomušinę avariją, kai išvažiavusi į priešingą eismo juostą tieškėsi į tokios pačios spalvos Mazda Xedos 9, kai įvykio vietą atvyko ugniagesiai gelbėtojai, automobiliuose rado prispaustus žmonės, o 2 iš nekaltos dėl avarijos Mazdos vairuotojas ir vaikas buvo iškritę iš mašinos. 2 žmonės buvo iškritę iš automobilio ir išlipę patys. Šito dalyko dar neįsiaiškinam. Prispausti šitoj mašinai buvo 2 ir šitoj 1 vairuotojas. Tai reiškia, panaudojus gelbėjimo įrangą išlaisvinti žmonės 2 iš šito automobilio ir 2 iš to. Atvykus 4 greitosiam perduoti išvežti į ligoninę. Tai kiek žmonių dabar sužeistų yra iš viso? Šiai minutėje 5. 5. Visi sąmoningai buvo? Viena moteris sąmonę prarado traukinį. Per avariją sunkiausiai nukentėjo šios Mazdos keleivės 64 moteriškiai, lūžo 4 kairės pusės šonkauliai, kairys šlaunikaulis. 67 keleiviai, lūžo žastikaulis, sumuštas pilvas. Vairuotojai Linui sutrupėjo girnelė, diagnozuotas atviras dešinio kulnikaulio lūžimas. 12-metį keleiviai ištiko trauminis šokas, galvoje kirso žaizdos, sukrėstos smegenys. Avariją sukėlęs 32 metų Darius Joskaudas, dirbantis vienoje mėsinėje kontrolieriumi, yra ir žaidžiantis Klaipėdos dujininkų krepšinio komandos treneris. Kaip tik išvakarėse miesto pirmenybėse vyko varžybų turas. 2007 metų vasario 16 dieną jis buvo patekęs į avariją Tauralaukyje, dėl kurios buvo nekaltas, bet buvo girtas. Tada jis pūsti į alkotesterį atsisakė, girtumas nustatytas ligoninėje pagal išorinius požymius. Prisiminkime, 2007 metų vasario 16 dienos naktį Tauralaukyje susidūrė Dariaus vairuojama Honda ir Opel Corsa sukusi kairėn. Gal ne? Gal. O gal ir jūs? O gal. Nes jūs mašinai buvot? Bet jūs mašinai buvot? Turbūt, kad ne. Tai jūs esat ne prie ko, prie šito įvykio, ne prie ko visiškai. Prie kurio? Vat prie šito, va čia už manęs 2 mašinos sudaužytas, už mano nugaros. 2 mašinos sudaužytas? Taip. Netgi. Taip, įsivaizduojat? Na, aš galvoju tikrai, kad ne. Gerai. Ne, jūs, jei kam arčiau, mes pašnekėsim kitaip, turbūt, kad ne. Tada krepšininkas Darius Joskaudas dėl avarijos liko nekaltas. Liko tik girtumas. Paskutiniai 3 užkliuvimai kelių policijai yra visi už greičio viršimą. Paskutinį kartą jis už tai baustas vos prieš 10 dienų. Nuo per šią avariją jis patyrė pilvo sumušimus, dėl kurių buvo paguldytas į ligoninę. Nuo moksleiviukas, gal antrokas, gal trečiokas, kuri kliudė prieš šią kraupę avariją Dariaus Joskaudo automobilis, matyt bus nukentėjęs nestipriai, nes partrenktas atsikėlė ir nuėjo savo į pamokas. Na, o dabar praėjus 4 paroms po avarijos aiškėja, kad nekaltosios Mazdos ekipažas nukentėjo itin sunkiai.
Vairuotojas Linas darbingumą prarado pusmečiui, jo mama keleivė po operacijos neatsigauna iki šiol, kita keleivė buvo operuojama šiandien, tai yra pirmadienį, vairuotojų sūnui skilo kaukolė. O avariją sukėlusio Dariaus Joskodo organizme rastos 2,43 promilės alkoholio. Jūs neklystat niekam. Šiandien viskas. Prasidėjo žiema, tad geriau mums susitikti kitą pirmadienį Baltikum televizijos eterį negu kelyje. Sudėm, būkite aplankyti. Nieka nebuvo, į tas parlėk 110. Ir kaip gali čišta ir apsok 3 kartus. Laidą pristatė Baltikum belaidis internetas Vaimas, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui.